Sveiki, su jumis sveikinasi Laisvūnas, UAB SV Technika ir šiandien esame Tauragės rajono fermoje, kur vyksta montavimo darbai, 2 melžimo robotų, 1 šėrimo roboto ir nuostabi ekskliuzyvinė įranga, kurią šiuo metu čia montuojame. Čia matote pirmuosius Baltijos šalyse montuojamus Gulevičio lankus, modelis G3130. Jie išskirtiniai yra to, kai yra ypatingai lankstus ir suteikia gyvuliams maksimalų komfortą, juos tinkamai pozicionuojant į gulėjimo vietą. Čia matome pagalvę ir matrasus, kurie suteikia pilną komfortą karvei atsigulti, atsistoti, vestinus ir ypač minkšti gyvuliams gulėti. Čia yra užtrukusių karvių grupė ir kiekviena grupė turi po vieną išskirtinį ventiliatorių, kuris ne tik sukuria oro srautą, bet taip pat jį tinkamai paskirsto, kad visi gyvuliai gautų vienodą 2 metrų per sekundę vėjo greitį ir šiluminį stresą sumažintume iki minimumo, netgi kai yra 30 laipsnių karščio lauke. Esame sudėję pakankamai tankiai atsigėrimo taškų gyvuliams prie šėrimo stalo ir gyvuliai gali laisvai prieiti per visą grupę, atsigerti ir žmogus gali lengvai išlipti iš grupės ir atgal įlipti, jeigu yra toks poreikis apeiti gyvulius, pažiūrėti, ar juos šiaip paglosti. Šie ventiliatoriai yra išskirtiniai tuo, kad yra sukuriamas ypatingai didelis oro srautas ir dėl kitų menčių jis yra tinkamai paskirstytas per visus gyvulius 18 metrų ilgyje. Ir mes sukuriam 2 metrų per sekundę vėjo greitį per visus gyvulius ir padarom vėsų klimatą, netgi kai yra 30 laipsnių lauke. Ir čia matome baigiantį montuoti vartų vyrų segmentą, kaip sekasi. Galėjot perspėt, būčiau pasiduodęs. Jis montuoja čia vyrius vartams tam, kad galėtume atskirti be papildomų stulpų grupės. Čia bus laikomos telyčios, čia bus laikomos užtrukusios karvės. Dėl to mums reikalingi vartai, kad galėtume atskirti gyvulių grupės. Čia matote grandininio skreperio stotelę ir tokio modelio skreperiai yra labiausiai pasiteisinę savo ilgamžiškumo prasme. Mes matome kietintą grandinę, kuri ratu valo nuolatos 2 karvių grupių vaikščiojimo takus. Gali kilti klausimas, kodėl yra toksai siauras šėrimo stalo tako plotis. Kai yra statoma nauja ferma, ypatingai verta apie tai pamastyti. Ūkis nusprendė šerti gyvulius automatiniu šėrimo būdu, todėl mums reikalingi tik tai 2,5 metrų pločio šėrimo stalo plotis. Ir galim pašerti 2 skirtingas gyvulių grupės. Taip sutaupydami ypatingai daug fermos kvadratūros. Rankose laikau vienpusių vartų segmentą, pirštą, kuris vadinasi finger gate. Kitaip tariant, pirštiniai vartai. Juos montuosime čia, kai bus, mes jums juos parodysim, bet tikslas yra, kad gyvulys nueina ir negali grįžti ir jų neapgauna. Dar vienas momentas, kurį šiek tiek darome kitaip, negu visada buvo daroma Lietuvoje įprastai, kad yra ypatingai žemos sienelės. Ir mes čia atskirsime gyvulių bokštus nuo skersinio vaikščiojimo tako vamzdiniais atitvarais. Tikslas yra vienas pagrindinių, kad oro srautą nestabdytų betoninės sienos ir kad karvės, kurios ilsisi čia, visada galėtų matyti vyriausią bandos karvę, kuri vadovauja visam paradui. Gulevičių matrasų viršutinis apsauginis sluoksnis yra gaminamas iš natūralaus kaučiuko su viduryje esančių medžiaginių kordų. Tai yra ypatingai minkšta ir ypač neslidi medžiaga ir labai komfortiška gulėti karvei ir atsistoti bei atsigulti. Ventiliatoriai turi kintamą sūkių skaičių, todėl mes galime reguliuoti oro srautą fermoje ir įprastai ventiliatoriai yra naudojami apvalius metus, kad būtų ne visada gyvuliai vėsinami, bet kad būtų intensyvinamas vėdinimas fermoje. Ta dalyką įmanoma padaryti, kai mes turime dažnių keitiklius, kurie reguliuoja variklių sūkių greitį ir turime valdiklius su davikliais, kurie gali automatiškai reguliuoti pagal poreikį oro srauto bendrai fermai. Čia matome vizualiai 2 skirtingų dydžių ventiliatorius. Vienas yra 55 colių, kitas yra 72 colių skersmens. Šitas ventiliatorius yra didžiausias savo našumu ir dydžiu savo gamoje ir gali ypatingai didelį plotą ir toli pasiekti tinkamų vėjo greičiu. Šiuo metu jau yra pilnai sumontuoti 2 melžimo robotai. Trūksta dar čia surinkti visus atitvarus, bet
užbėgant už akių, mes turime išskirtinį selekcinių vartų valdymą, vadinasi guided exit, kai gyvuliai nesimaišo prieš melžimą ir po melžimo. Jeigu atsilaisvina pirmasis melžimo robotas, vartai atsidaro robotų vartai, tai gali lengvai įeiti į melžimo robotą. Turime čia vieną girdyklą, iš kurios gali gerti ir karvės, kurios laukia melžimo, ir tos, kurios tiesiog eina pro šalį. Čia yra selekciniai vartai prieš melžimą. Ir karvė praeidama yra identifikuojama, ar jai laikas melžtis ar ne. Jeigu bus laikas melžtis, jinai pateks į palaukimo aikštelę ir bus čia tol, kol bus pamelžta. Jeigu nelaikas melžtis, karvė nueis tiesiai prie šėrimo stalo ir galės ėsti skanų pašarą, kurį išdalina automatiniu šėrimo robotas. Projektuodami fermą visada žiūrime į tai, kad būtų patogu žmogui praeiti į kiekvieną jam reikalingą zoną, ar tai būtų selekcinė zona, ar įprasta karvių zona, ir paliekam visada patogius tarpus, kur jeigu nesi per daug pavalgęs, lengvai gali praeiti, bet taip pat ir karvė čia negali praeiti. Ir čia mes matome darbo zoną prie melžimo robotų. Ir čia vyks pagrindinė pieno melžimo procesų dalis, kai galėsime stebėti melžimo procesą, atlikti papildomus veiksmus su karvė, kai jai bus reikalinga. Mes turime patogiai įlipimo duobę ir galimybę pažiūrėti, kaip vyksta melžimo procesas, ar esant poreikiai uždėti melžimo aparatą rankiniu būdu. Ir čia matome labai gražiai sudėliotus, spalvotus vamzdelius, ir tai yra vadinamas supply unitas, kuris aptarnauja kiekvieną melžimo robotą, tiek kas liečia spenių dezinfekciją, vilkimą ar įprastą plovimą, kuris turi būti atliekamas 2 kartus per dieną. Čia turėsime 2 karvių grupės. Viena bus selekcinė karvių grupė, kur atskirsime apžiūrai reikalingas karves arba tas karves, kurias reikia sėklinti. Toliau didelė erdvė, apie 140 kvadratų, turim gilaus kraiko gardo, kur bus apsiveršiavimo procesas ir galimybė laikyti gyvulį ant gilaus kraiko, jeigu bus toks poreikis dėl kitų dalykų. Čia yra karvių grįžimo takas. Juo eina karvė tam, kad būtų galimybė ją pamelžti ir būtų automatiškai atskirta atgal į šitą selekcinę zoną. Čia matote neįprasto dizaino užuolaidas. Gali kilti klausimas, kad jos yra tamsios, juodos ir bus ferma tamsi. Beje, jūs klystate. Šviesos praleidimo santykis yra toks pat kaip ir šviesios užuolaidos. Todėl, kad tai nėra įprastas tentas, kurį įprastai montuojam Lietuvos rinkoje. Tai yra akytas tentas, kuris praleidžia šviesą, sustabdo oro srautą ir iš tiesų ferma visada vis tiek išlieka kvėpuojanti, nors ir yra uždaryta užuolaida iki pat viršaus. O dizainas jau yra dizainas, galim pasiūlyti baltą, žalią arba juodą. Šičia mes darome juodą. Trumpai apžvelgėm, ką čia veikiame, ir visai netrukus bus atvežamas visiškai naujas šėrimo robotas. Jį mes jums parodysime visai netrukus. Thank you.